Palmių arba kitaip vadinamas verbų sekmadienis mums krikščionims tarytum atveria duris į didžiąją savaitę. Savaitę, kurioje sukondensuoti lemtingi įvykiai, nuo garbinimo iki paniekos, nuo ištikimybės iki išdavystės, kančios, mirties. Nors melodija, kurią girdite, visiškai šiuolaikiškai aranžuota, tikrai žinau, kad kiekvienas liuteronas iš karto atpažins senąją 17 amžiaus didžiosios savaitės giesmę, miela Kristaus galvelė, krauju pasrūvusi. Iki pačių dienų randame ją liuteronų giesmynuose. Ir ko gero mūsų žiūrovai jau suprato, kad šiandien tęsime kalbą apie liuteroniškąjį giedojimo paveldą. Tačiau pirmą paminėsime kovo 5-ąją išeivijoje staiga į amžinybę išėjusi ištikimą lietuvininką, liuteroną, 76 metų Vilių Algirdą Trumpioną, Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininką, Čikagos liuteronų tėviškės parapijos buvusi pirmininką, neįtikėtinai daug nuveikusi išeivijoje ir jau nepriklausomoje Lietuvoje, kad būtų gaivinama ir saugoma Mažosios Lietuvos istorinė ir kultūrinė atmintis. Iš tikrųjų, kaip parašyta, jo darbai seka paskui jį. Kalbant apie liuteronybės istorinę ir kultūrinę atmintį, vienas gryniausių jos klodų – giedojimas, giesmės, giesmynai. Ir štai čia prieš mane yra pirmasis giesmynas Martyno Mažvydo, giesmės krikščioniškos, giedamos bažnyčiosų per Velykas ir sekmines iki Advento. Giesmynas turėjo 2 dalis, čia yra antroji dalis. Tad Mažvydas padėjo pagrindus lietuviškai giesmių tradicijai. Po Mažvydo Bretkūnas atspausdino antrąjį giesmyną ir pavadino jį gana įdomiai giesmės duchaunas, tai reiškia dvasiškas, iš vokiška ing lietuviška liežuvį per nekurius plebonus hercegystės Prūsų perguldytas, atspausdintas 1589 metais. Tai čia yra antrasis giesmynas, iš kurio giedojo lietuvininkai. Tarp kitko, jie jau dalį giesmių jau mokėjo atmintinai, todėl vėliau tekstų redaktoriai labai atsargiai turėjo giesmės redaguoti, nes žmonės būtų sukilę, sakyt, mes nemokam, juk skaityti žmonės beveik nemokėjo, jie išmokdavo giesmės iš berniukų choro, lotyniškos mokyklos, kuris padėdavo kunigui pravesti pamaldas. Na ir galiausiai buvo suformuotas jau 19 amžiuje pabaigoje tas oficialusis giesmynas, kuris tuo metu susidėjo iš 3 dalių. Pirmoji dalis tai buvo, reiškia, to giesmyno, kuris vadinasi pagerintos giesmių knygos, kuriuose brangiausios senos ir naujos giesmės surašytos Dievo ant garbės ir Prūsų karalystėje esantiems lietuvininkams ant dūšių išganimo. Tad tos senos knygos tai buvo tos giesmės, kurias vertė Martynas Mažvydas, vėliau jos buvo koreguotos Bretkūno, Kleino, Zengštoko ir kitų. Tačiau ilgainiui Šimelpenigis atspausdino antrąją dalį, nes pasirodė šalia oficialaus giesmyno, to senojo giesmyno, alternatyvus giesmynas. Ir bažnyčia nežinojo, ką daryti, kaip juk nenormali situacija, jeigu bažnyčias ras 2 giesmynai, iš kokio giedot pamaldose. Todėl Šimelpenigis nusprendė priimti paprastą sprendimą. Jis organiškai surišo abu giesmynus į vieną knygą. Tad oficialiame giesmyne atsirado antroji dalis giesmių knygų arba kitos naujos jau giesmės. Čia buvo senos, o čia atsirado naujos giesmės. Tad ir ilgainiui atsirado ir trečioji dalis, kurią paruošė Kuršaitis. Friedrichas Kuršaitis, kaip jis sako, lietuvininkų kunigs Karaliaučiuje. Trečioji dalis giesmių knygų, kuriuose randas gerokas skaitlius naujų krikščioniškų giesmių. Tad šis giesmynas buvo oficialusis giesmynas, iš kurio giedojo lietuviškai kalbanti bažnyčia Prūsijoje. Bet ne tik Prūsijoje ir didžioji Lietuvoje, pavyzdžiui, apie Tauragę, Kretingą. Nes didžioji Lietuvoje tuo metu liuteronai patys giesmynų neišleido. Paprasčiausiai naudodavosi Prūsijos giesmynu. I've always been interested in liturgy
and especially the liturgies from the earliest days of the Lutheran Church. Aš visuomet domėjausi liturgijos ir jas tyrinėjau, ypač tas liturgijas, ankstyvasis liuteroniškas liturgijas nuo reformacijos laikų, kurios. And it was particularly interesting to me to find out that the oldest Lithuanian literature we have, the Catechism and the Gesmes, are liturgical in nature. Ir ypač man buvo įdomu atrasti arba pastebėti, kad pirmieji lietuviškiai raštai, kuriuos mes turime, Martyno Mažvydo katekizmas ir jo krikščioniškos giesmės, yra savo prigimtimi liturginiai tekstai. I was particularly interested to see the very close connection between the Gesmes of Mažvydos and the work of Lucas Losius in Lüneburg, which was the particular subject of my presentation today. Ypač man buvo įdomu pastebėti ryšį tarp Mažvydo raštų, Mažvydo liturginių tekstų krikščioniškose giesmėse ir Luko Losijaus psalmodijos teologo, liturgo, kuris gyveno Vokietijoje Lüneburge. I think it's very important that pastors and students of theology should be schooled very carefully in this early work so that they come to realize the tradition out of which they come and learn to appreciate it. Iš tiesų manau, kad yra labai svarbu, kad kunigai ir tie, kurie domisi teologija, susipažintų su tais ankstyvaisiais darbais ir kad jie pajustų šitų Mažvydo darbų vertę. I would just say this, that the other very important early work of Mažvydo should not be forgotten, his catechesis. Because Aš noriu pabrėžti tai, kad paprašyti ir paraginti visų nepamiršti pirmojo Mažvydo darbo, arba apskritai Mažvydo darbo, tai yra katechetinių jo darbų. Ever since the days of Luther, catechesis has been central in Lutheranism. Nes nuo Martyno Liuterio laikų liuteronų bažnyčioje katechezė užėmė vieną iš pagrindinių vietų. Ir pavyzdžiui, krikščioniškose giesmėse Martynas Mažvydas pabrėžia katekizmo svarbą, tačiau jis sako, kad katekizmas turi būti ne tik tai išmoktas, bet ir iš jo turi būti giedamas katekizmas. Laukiam Donelaičio jubiliejinių metų. O Donelaitis yra parašęs giesmių, aš pavyzdžiui nežinau. Ne, jis nėra parašęs. Ir tarp kitko, Ostermayeris rašo kažkur vieną savo publicistinėme darbe, kad jis buvo prašęs, kad Donelaitis paruoštų vieną kitą giesmę naujam jo giesmynui. Bet Donelaitis, kiek mes žinom iš Ostermayerio, atsisakė, sakė, kad dabar jau serga labai ir negali nieko imtis to darbo. Kai kada man regis tos egzametrų parašytas pamokslo rinkinys metai irgi gali skambėti kaip giesmė, pavyzdžiui. Ir iš esmės man teko trupučiuką ir tyrinėti tam tikrus dalykus. Ir čia po naujųjų metų buvo būtent skaičiau pranešimą, kur akcentavau stilistiniu atžvilgiu tam tikrų ryšių tarp Berento giesmynų ir Donelaičio. Detto, kad Donelaitis kunigas jam įsikalė tam tikros idėjas, būtent vis tiek tam tikra stilistika, tam tikri žodžiai, tam tikri frazeologija yra giesmynų. Vis dėlto jūs dabar esat giesminininkas praktiškai. Taip. Pagrindinė jūsų tyrinėjimo sritis dabar lituanistikos srityje yra giesmynai. Padarytos, nes jau užbaigiau, bet aišku, jau kadangi vis tiek esu dirbęs labai rimtai gerą dešimtmetį ir surinkęs duomenų ir taip toliau, aš galiu iš to dar pasisemti nemažai, kalbant ir taip toliau. O daktaro Dariaus Petkūno dar norėjau paklausti apie giesmių melodijas. Daugelis melodijų yra tos pačios, kurias tikintieji giedojo 16 amžiuje. Tačiau lietuviai, gal tos vokiškos melodijos buvo šiek tiek ir per sunkios, kad jie pradėjo kurti savas melodijas. Tekstai versti iš vokiečių kalbos dažnai buvo giesmių tekstai. Lietuviškų originalių tekstų yra palyginti mažai. Tačiau prie išverstų tekstų giesmių jie sukūrė savo melodijas. Pavyzdžiui, A gražus dangau. Ta melodija, kurią mes šiandien giedame, tai neoriginali melodija. Neoriginali iš koralo paimta, bet liaudės melodija. Ir tų liaudės melodijų yra pakankamai daug.
ir jų galime rasti atspausdintų paskutinėme 2007 metų giesmyne. Taigi evangeliškos giesmės tai apmastyti šventojo rašto tekstai. O kaip sakė Liuteris, visa Biblija, visas šventas raštas liudija apie Kristų. Taigi ir Dievo žodis, ir giesmės kartu su malda stiprina mus tikėjime, kai atveriame jam savo širdis. Apie tai ir pamastykime gyvendami didžiąją savaitę nuo Palmių sekmadienio iki Velykų stebuklo.